Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai pirmiausia noriu padėkoti visiems jums ir pasveikinti jūs su artėjančiais naujais metais. Tikiuosi, jog kiti metai bus jums daug geresni, daug laimingesni. Tikiuosi, išpildysit savo svajonės, kurių neišpildėt šiais metais. Tikiuosi, jog būsit sveikesni, daugiau laiko skirsit savo, daugiau laiko skirsit mažiems dalykams ir tiesiog būsit laimingesni žmonės. O šiandieninė istorija bus ypač crazy. Tai prieš tai, kai Jeffrey Dahmeris lankiojo Milvokio gatvėmis, Vokietija turėjo savo serijinį kanibalą, kuris buvo tiesiog apsėstas žmogiena. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Joachimas Džordžas Krolis. Jis gimė 1933 metais balandžio 17 dieną Hinterburge, aukštutinėje Silezijoje, Vokietijoje. Dabar ši žemė priklauso Lenkijoje ir jie vadinasi Zabrze. Krolas gimė 33 metais, tai yra tie patys metai, kai Adolfas Hitleris atėjo į valdžią ir tuomet prasidėjo didelis ir spartus nacių partijos kilimas. Krolas buvo 6 iš 9 vaikų. Mama teigiama, ji buvo tiesiog namų šeimininkė ir prižiūrėjo vaikus, karts nuo karto jie tiesiog dirbdavo ūkyje arba taip, jeigu kažkam reikėdavo padėti, jie tuomet eidavo tenais ir gaudavo šiek tiek pinigų. O tėtis, jis buvo kalnakasys ir jis dirbo ilgas valandas ir labai sunkes, juk jis išeidavo anksti ryte ir grįždavo tiesiog vėlai vakare, juk vienu žodžiu vaikai tėčio nelabai kaip ir matydavo. Tai šiek tiek apie patį Krolį. Visi, tiek jo broliai, tiek jo seserys, tiek visi, kas pažinojo Krolį, visi apie jį sakė vienintelį dalyką, jog jis buvo labai silpnas, neprotingas ir tiesiog nieks su juo nenorėjo bendrauti, nes jis toksai buvo kaip ir tiesiog nepritapėlis. Netgi broliai seserys, jeigu jie kažką namuose padarydavo, kol tėvų nebūdavo namuose ir kai tėtis sugrįždavo vakare, jie visuomet apkaltindavo, kad tai buvo Krolio darbas. Ir to pasiekojo Krolis, jis visą laiką būdavo labai stipriai sumušamas ir tėtis, nesvarbu, kad jis visada teisindavosi ir sakydavo, kad tai ne aš tarkim tą ir tą padariau. Niekam nerūpėjo tuo laikotarpiu, jis vienintelis būdavo sumušamas ir kiti vaikai tiesiog buvo tikriausiai patenkinti. Apskritai, net jo broliai seserys nenorėjo su juo bendrauti. Jie niekada nenorėjo eiti su juo į kiemą, pažaisti kažkokių žaidimų, galbūt namie tiesiog pažaisti, ar bent jau padėti Joachimui, tiesiog visiškai ne. Atrodo, jog Joachimas to šeimoje buvo toks kaip tiesiog visiškai atskirtas vaikas ir tiek. Vienintelis žmogus, kuris tikrai mylėjo šitą vaiką, tai buvo Joachimo mama. Joachimo ir mamos santykiai buvo labai geri iki pat Joachimo mamos mirties. Jis kelis kartus liko 2, 3 klasėje ir galiausiai jis tiesiog pabaigė vos 3 klases ir išėjo tiesiog dirbti, nes niekaip nesugebėjo pereiti į 4 klasę. Kiek vėliau, kai jis jau buvo suaugęs ir kai jau bus tyrimus jo smegenys, kai bus tyrimas, jis tiesiog pats kaip asmuo, buvo išsiaiškinta, kad jo IQ buvo labai mažas ir jis buvo tiesiog kažkur apie 76 taškai. Jisai išėjo iš mokyklos, jis buvo visiškai beraštis, nemokėjo skaityti ir tiesiog tai jam žinoma nepadėjo tolimesniam jo gyvenime. Kai atėjo Antras pasaulinis karas, jo tėtis ir keli broliai buvo išvežti tiesiog tarnaut. Tuo laikotarpiu šeimai išvis buvo labai sunku, nes teigiama, jog šeima tiesiog buvo žemiau skurdo ribos, jie neturėjo ko valgyti, taigi to pasiekojo netgi patys vaikai, tiesiog nuo mažyčio amžiaus, aš kalbu nuo 6 ir aukščiau, turėjo tiesiog eiti ir dirbti įvairiuose fermose, taip pat ir pats Krolis. Ir jo tokie pirminiai darbai buvo tiesiog prižiūrėti gyvūnus, pamaitinti gyvūnus, tai yra karves, kiaulės, kiek vėliau jis turėjo taip pat netgi ir paskers kiaulės ir tiesiog netgi daryti visus tuos dalykus. Ir čia jau buvo pirmi tokie dalykai, kada jisai pamatė, kai karvė atsiveda veršiukus ir būtent tas momentas jį labai stipriai sujaudino ir nuo tos dienos jis visada tiesiog pradėjo svajoti apie karves ir ką jisai norėtų karvėm padaryti būtent iš seksualinės pusės, kiek vėliau šitą seksualinį fantaziją perėjo ir prie kiaulių, nors kiek vėliau jisai taip pat teigė, kad kiaulės jam niekada kaip ir nelabai patiko, nes kiaulės visą laiką bėgdavo nuo jo, jos visada kaip ir spiegdavo ir tiesiog nenorėdavo prisileisti Krolio artin, bet karvės
Kai Krolis prieidavo, jos visada stovėdavo ramiai ir jis su jom galėdavo daryti tiesiog siaubingus dalykus. Iš seksualinės pusės aš čia kalbu. Ir jis užsiminės zoofiliją su ne vienu gyvūnu, o tiesiog su viskuo, kas tik tai juda. Praėjus dar keleriems metams jie privalėjo bėgti iš savo namų, nes jau Raudonoji armija buvo visai šalia ir visa šeima tiesiog bijojo, kad galiausiai jie pataps Rusijos kaip ir nelaisvė, nes tuo laikotarpiu jau ir tėtis buvo nelaisvėj, ir tie kiti sūnūs nelaisvėj, nors iš pradžių buvo galvojama, kad jie apskritai mirė, nes jie tiesiog kaip pradingo, tai pradingo, tiesiog po daugiau metų buvo išsiaiškinta, kas iš tikrųjų jiems nutiko. Dėl to šeima visa persikėlė į Šiaurės Reino-Vestfalijos regioną Vokietijoje. Ir čia situacija su Joachimu buvo lygiai ta pati, nieks su juo nenorėjo bendrauti, jam blogai sekėsi ir tiesiog atrodo, kad jis gyveno kažkokiam kaip savam košmare. Tai šiuo laikotarpiu, kai jau jie persikėlė, Joachimas pradėjo kaip ir suvokti savo smegenyse, jog jis norėtų dabar ir skriaust gyvūnus. Ir jis tiesiog pasigaudavo tą pačią vištą, ar kiek vėliau ir kiaulę, ir tiesiog žalodavo tuos gyvūnus, ar paukščius, tiesiog viską, ką pavykdavo jam pagauti, tiesiog žudydavo juos, atpjaudavo jų pilvą, išimdavo visas žarnas ir tiesiog žiūrinėdavo, ir tai jį labai seksualiai stipriai jaudindavo, ir jis tai darydavo tiesiog nuolatos savo paauglystės dienomis. Kiti teigiama apie šį jo kaip ir pomėgį nelabai kaip ir žinojo, nes jis slėpė tai, nes jis iš dalies suprato, kad tai, ką jisai daro, tiesiog nėra normalus dalykas. Taip pat paauglystės laikotarpiais jis pradėjo kaip ir norėti, žinoma, užsiimti lytiniais santykiais su moterim, bet jis niekada negalėjo užkalbinti moters. Buvo aprašyta viena scena, kada jisai priėjo prie moters, tiesiog pradėjo kaip ir liest jos kojas, rankas, iš niekur nieko, jis net nepažįsta tos mergaitės, tiesiog priėjo ir iškart pradėjo ją liest. Ta mergaitė, žinoma, labai stipriai įsigando, iškart atsitraukė, iškart tiesiog nenorėjo nieko tokio turėti daugiau su juo. Ir jis tiesiog buvo labai pasipiktinęs, kad kodėl kažkas jį gali kaip ir atstumti, jeigu jisai bandė kaip ir kalbinti moterį. Nors visi suprantam, kad tai nėra moters kalbinimas ar mergaitės kalbinimas ir kad, žinoma, tu tikrai ją išgąsdinsi, jeigu tu nepažįsti žmogaus ir tiesiog prieisi prie jo ir pradėsi jį čiupinėti. Tai. Bet Joachimas to nesuprato ir tai jį dar labiau pykdė ir tuomet jisai pabandė dar kelis kartus, tie pabandymai irgi buvo labai panašus, jam tai nepavyko ir galiausiai jis tiesiog perėjo vėl prie savo tų gyvūnų ir užsiiminėdavo zoofiliją su gyvūnais jau paauglystės laikotarpį beveik kiekvieną dieną. Pacituosiu, aš užsiiminėjau zoofiliją, nes tai buvo kažkas, kas negalėtų skųstis mano veiksmais, o tai ir buvo gyvūnai. Tuomet 1955 metais jo motina miršta. Jam tuo laikotarpiu yra 22 metai kažkur ir, kaip jau minėjau, motina buvo vienintelis asmuo, kuris su juo bendravo, kuris jį mylėjo, nepaisant jo tiesiog tiek žemo IQ, tiek labai keisto elgesio, kad jie tiesiog vis tiek jį besąlygiškai mylėjo ir, žinoma, jis buvo labai sužlugdytas. Jis privalėjo įsikraustyti iš tų šeimos namų. Jo broliai seserys jau šiuo laikotarpiu dauguma jau jų tiesiog atskirai gyveno nuo šeimos, jie jau bandė savo šeimas kurti, jie turėjo vaikinus, merginas, kai kurie jau buvo ir susituokę, kai kurie jau turėjo netgi ir savo vaikų. Ir jis buvo tiesiog vienas, toks atskirtas vėlgi, nežinojo, ką jam toliau daryti. Joachimas išsinuomavo nedidelį butuką vieno kambario. Jis vis dar dirbdavo įvairiausiose fermose, kartais tokių kaip tualetų prižiūrėtojų, kartais tiesiog pas kaimynus, vienu žodžiu, jis tiesiog dirbo ten, kur kažkas jam leisdavo padirbti šiek tiek. Ir kai Joachimo motina mirė, tai reiškia, kad dabar jau jis kaip ir niekam nerūpimas, nieks juo nesidomės ir jis galės dabar jau laisvai 100% pasinerti savo tuos visus, kaip jis ten užsiminė funny things, jis visus šitus dalykus, apie kuriuos aš kalbėsiu, jis vadino, tai buvo tiesiog mano funny things arba funny thoughts ir juk jis pasileis jau dabar 100%, nes jis žinos, kad niekas jau tiesiog negali teisti dėl to, ką jisai pradės daryti. O tai buvo tiesiog siaubingi metus trunkantys seksualiniai, kanibalistiniai dalykai, žmogžudystės, prievartavimai ir policija jo negalėjo surasti metus. Tai pirmas
bent jau manoma, kad pirmas jo nusikaltimas buvo 1955 metais vasario 8 dieną. Tai buvo 19 metų mergina, jos vardas Irmgard Streil. Tai ši moteris ji buvo pabėgus iš namų, manoma, kad ji tikriausiai keliavo šiek tiek autobusu, kiek vėliau galbūt tiesiog ėjo pėsčiomis, kai sutiko Joachimą. Joachimas ją užkalbino, pasiūlė jai tiesiog kaip ir pasivaikščioti, eiti link miško. Ši mergina tuo laikotarpiu jai kažkodėl netrodė, kad tai kažkokia raudona vėliava ir jis sutiko su šiuo vyru tiesiog paeiti. Kai jie nuėjo kažkur apie 120 metrų, Joachimas iš karto bando šitą moterį pabučiuoti, jį atstumė, ko pasekoj Joachimas įsiunta, jis pasiėmė savo peilį ir tiesiog 4 kartus jai durė į kaklo sritį. Mergina nukrenta ant žemės, tuomet jis pradeda ją smaugti ir galiausiai tokiu būdu užmuša. Tuomet Joachimas užsiminėja nekrofiliją, nes ši moteris yra jau nebegyva ir beje su visom savo aukom jis susiims nekrofiliją, nes jis niekada neprivartaus aukos, kai dar jinai yra gyva, kad tarkim jisai laikytų jai peilį prie gerklės ar sužeistų ją ir tada bandytų ją privartauti, kad ne. Jis pirmiausia norėdavo užmušti savo auką, kad jinai visiškai nejudėtų, būtų tiesiog negyva ir tik tuomet jis užsiminėdavo nekrofiliją, nes jam tiesiog tai labiau patiko, kai asmuo tiesiog nejuda ir negali jam priešintis ir jis yra tiesiog 120% kaip ir valdžioj. Tuomet nusprendė prieš išeidamas tiesiog perpjauti jai visą pilvą, ištraukti šiek tiek žarnų ir jisai kiek vėliau teigė, kad tai jam labai patiko, tai labai žavėjo visos to žarnos, jis tiesiog pasižiūrėjo, kaip atrodo ir kad tai buvo vos ne jo kažkokia kaip ir svajonė pažiūrėti, kaip žmogaus vidus atrodo, tiesiog žarnos, kiti organai ir panašiai. Tuomet jis išėjo, paliko tą moterį ir ši moteris buvo rasta kažkur po 5 dienų. Buvo pradėtas didelis tyrimas, buvo išsiaiškinta, jog ši moteris buvo ir išprievartauta ir žinoma tie visi, kad organai buvo ištraukti ir visi šie dalykai, bet policija tuo laikotarpiu tiesiog negalėjo išsiaiškinti, kas galbūt galėtų būti šios moters užpuolikas, nebuvo jokių liudytojų, atminkit, nebuvo jokių kamerų tais laikais, apskritai nebuvo DNR, nes DNR buvo išrastas tik tai 1986, o čia dar tik 55 metai. Tai nesvarbu, kad jis visur paliko savo, kad ir spermos, ar galbūt net ir plaukų, ar dar kažkokių savo tiesiog kūno dalelių, nieks negalėjo būti ištirta, nes nebuvo tiesiog DNR. Taip, tuo laikotarpiu, jeigu, tarkim, kraujas būdavo rasdamas, tu galėjai ištirti kraują, galėjai nustatyti, kokia kraujo, tarkim, grupė, bet tu negalėjai pasakyti, kad šita kraujo grupė priklauso, tarkim, Antanui, ten tam ir kad mes jį dabar suėmėm, kad ne. Tu tiesiog turėjai tą kraujo grupę, turėjai tą kraują ir jeigu tu nerandi to žmogaus, tu negali kitaip niekaip išsiaiškinti, kas galbūt įvykdė tą nusikaltimą. Dėl to tyrimas tikrai buvo sunkus. Tuomet pasak Krolio, kai jis grįžo į namus, pamiršau jums paminėti, jog prieš užpuolimus jis taip pat buvo apsėstas tiesiog pripučiamom lėlėm ir jis jų turėjo labai daug savo tam bute. Jis turėjo tiek tokių kaip mažiukų, kaip kūdikių lėlių, tiek tiesiog didelių lėlių. Jis su jais irgi užsiminėdavo lytiniais santykiais ir kai būtent nužudė šią merginą, jis grįžo į namus ir vėl kaip ir tą patį bandė atlikti tai lėliai. Jis netgi lėlės tiesiog pririšdavo jom prie kaklo kažką ir bandydavo jas smaugti ir jam atrodė, kad tai irgi jį labai jaudina ir taip pat jis darydavo tą patį ir tom mažytėm lėlėm arba tiesiog jas pakabindavo kažkur, kad jos atrodytų kaip pakaruokliai. Vienu žodžiu, jo mintys tikrai buvo labai stipriai iškrypusios, bet jam atrodė, kad tai yra tiesiog normalus vos ne kaip ir dalykas. Ir jeigu tikėtumėm Kroliu, jis teigia, jog kai nužudė savo pirmą auką, jis 4 metus kaip ir nežudė toliau ir kad jis buvo kaip ir pasotintas. Bet po 4 metų jam tipo vėl atėjo tas visas noras žudyti ir jis vėl ieškojo savo kitos aukos. Nors tyrėjai šią istoriją jo netikė, nes jie įtarė, kad jis nužudė ir kitas aukas tarp 1955 ir 59 metų. Nes tyrėjai yra įsitikinę, jog jis nužudė 1956 metais kovo 3 dieną
12 metų mergaitė Erika Schuleter. Ir ši mergaitė irgi buvo pirmiau pasmaugta, kiek vėliau išprievartauta po mirties ir visas įvykis įvyko Kirchhelene, o dabar tai yra dalis Bottropo. Ir tuo laikotarpiu ši byla pasidarė šalta ir jinai tiesiog nebuvo išspręsta metų metus ir netgi iki šių dienų 100% nėra žinoma, ar jis buvo tas jos nusikaltėlis, bet viskas kaip ir atitinka. Tuomet mes tiksliai nežinom, ką Joachimas darė kitus 4 metus, nes kai buvo visas tyrimas ir kai jis buvo apklaustas, tyrėjai nelabai fokusavosi, kokia buvo tavo būtent kasdienybė tais metais, kai tu nežudei, o jie labiau norėjo fokusuotis į nusikaltimus, žinoma. Taigi 1959 metais, birželio 16 dieną, mes tikrai žinom 100%, jog Joachimas užpuolė kitą moterį. Tai jai buvo tuo laikotarpiu vos 24 metai, Klara Frieda Tesmer. Ji buvo blondiniškais plaukais moteris, ji tiesiog ėjo prie Reino upės, kai Joachimas iš niekur nieko užpuolė šią moterį. Jis pradėjo ją smaugt, tuomet vėl visas tas veiksmas vyko lygiai tas pats. Jis užsiminėjo nekrofiliją po jos mirties. Tik šį kartą Joachimas nusprendė pasiimti šios moters kūno dalių į savo namus, nes jis suprato, kad jis nori pradėti valgyti ir žmogieną ir kad tai jį labai irgi kaip ir jaudino ir tai buvo jo tas vienas iš trofėjų. Ir nuo šio laikotarpio, tai yra nuo šios žmogžudystės, jis karts nuo karto pasiimdavo tiesiog aukos tam tikrą kūno dalį, grįždavo į savo namus ir pradėdavo tiesiog gaminti arba užsišaldydavo tam tikrą maistą ir tai tiesiog buvo jau toksai kaip ir kabutėse skanėstas. Ir kiek vėliau, kai jis buvo paklaustas, kodėl jis apskritai pasiimdavo tas kūno dalis, ar išpjaudavo tas kūno dalis, kad kodėl jis turėjo potraukį valgyti žmogieną, jis tiesiog teigė, tuo laikotarpiu mėsos kaina buvo labai brangi, o tai buvo puikus būdas, kaip man sutaupyti pinigų, taigi aš tiesiog pagalvojau, kodėlgi ne, jeigu aš jau nužudau tą auką, tai geriau aš dar ir pasimsiu šiek tiek kaip ir maisto savo į namus ir pasigaminsiu iš jos tam tikrą patiekalą. Šios moters kūnas buvo atrastas kitą dieną, iš tikrųjų 5 vaikai, jie tiesiog važinėjo su savo dviračiais, kai privažiavo prie Reino upės, pamatė šitą moterį tiesiog visą kraujo klane, visiškai nuogą, su išpjautom kūno dalim, jie kreipėsi į policiją ir buvo pradėtas kitas tyrimas. Ir šitoj byloj buvo labai greitai suimtas kitas vyras, kurio vardas Henrikas Otas. Jis buvo mechanikas ir jis buvo vienintelis įtariamasis. Tuo laikotarpiu policija buvo 120% įsitikinus, kad jis yra tas jų kaip ir kaltininkas. Ir iš tikrųjų jis, ko laukė savo teismo dienų kalėjime, jis nusižudė. Jis pasikorė, nes jis negalėjo patikėti, kad jis vis dėlto yra kaltinamas siaubingais nusikaltimais. Joachimas tais pačiais metais užpuolė dar kitą mergaitę, tai buvo Liepos 26 diena. Jos vardas Manuela Knot, tuo laikotarpiu buvo vos 16 metų. Ji buvo pasmaugta Essen miesto parke. Toliau buvo su ja daroma lygiai tie patys dalykai, nekrofilija, jos tam tikros kūno dalys buvo išpjautos ir pasiimtos, kiek vėliau jis gamino iš jos kažkokius tai maisto patiekalus. Šios mergaitės kūnas buvo rastas kelios dienos po jos dingimo ir ant jos buvo daugybė mėlynių. Akivaizdžiai galėjai matyti, kad mergaitė tiesiog priešinosi. Joachimas po akto taip pat masturbavosi, manoma ne vieną kartą, jog spermos galėjai rasti ant mergaitės tiesiog viso kūno, netgi ir veido. To pasekoj tyrėjai tuo laikotarpiu įtarė, kad tikriausiai atsakingi keli netgi skirtingi asmenys, nes tuo laikotarpiu jie nematė kažko tokio žiauraus, kad kas apskritai galėtų užpulti tiesiog 16-metę mergaitę. Jie apklausė ne vieną asmenį tuo laikotarpiu, bet vėlgi tiesiog negalėjo pajudėti į priekį. Kai praėjus pusiai metų, vasario 13 dieną, į nuovadą ateina vyras, kurio vardas Horst Otto. Ir jis pradeda sakyti, jog aš buvau tas asmuo, kuris užpuoliau šitą mergaitę ir atlikau jai tuos siaubingus dalykus. Jam buvo pareikšti kaltinimai, tuo laikotarpiu irgi
tyrėjai neturėjo daugiau kažkokių kitų įrodymų, tik tai, kad šis vyras prisipažino, jam buvo pareikšti kaltinimai ir tai jie buvo pareikšti ne dėl pirmo laipsnio nužudimo, o dėl netyčinio nužudimo, nors mergaitės kūno dalys buvo dingusios, mergaitė buvo stipriai kaip vos ir sumušta, tai nežinau, kodėl jam nedavė kitokių kaltinimų, galbūt dėl to, kad pritrūko įrodymų įrodyti tuos kitus kaltinimus. Tai galiausiai šis vyras gavo 6 metus kalėjimo. Kai jam buvo pasakytas verdiktas, tuomet jis pradėjo sakyti, kad ne, vis dėlto aš pamelavau jums, tai nebuvau aš prisipažinau tik dėl to, nes aš išsiskyriau neseniai su savo žmona, aš neturiu kur eiti, aš buvau benamis ir aš tiesiog sugalvojau tokią kažkokią crazy idėją, kad kodėlgi man neprisipažinus dėl nužudimo ir kad kelerius metus aš pabūsiu kalėjime, atsistosiu ant kojų, turėsiu maistą, turėsiu stogą ir tiesiog. Bet jis nepagalvojo, kad kodėl jam neprisipažinus dėl kokios, nežinau, vagystės ar kažkokio menkesnio nusikaltimo, ne. Jis tiesiog nusprendė prisipažinti dėl šito nužudimo. Ko pasekoj, tyrėjai jau tuo laikotarpiu jo visiškai netikėjo. Ir galvoju, kad jis tiesiog norėjo būti laisvas ir viskas. Dėl to jis iš tikrųjų kalėjime išbuvo 5 metus ir jis buvo neteisingai nuteistas. Ir kai netgi jis išėjo iš kalėjimo, žinoma, visi aplinkiniai juo netikėjo ir galvoju, kad jis yra tas žiaurus žudikas ir visi netgi nenorėjo su juo bendrauti, jis turėjo keisti miestus, persikelt visai kitą vietovę, jis niekur negalėjo darbo rasti ir vienu žodžiu jis tiesiog sugriovė visą savo gyvenimą vien dėl to, kad jis neturėjo kur gyventi, kai jis išskyrė su savo žmona. Kas tikrai irgi neparodo, kad jo IQ buvo labai aukštas. Kita jo auka buvo Petra Gys, tai buvo vos 13 metų mergaitė, jis ją nužudė 62 metais balandžio 23 dieną, vėlgi pirmiausia uždusinta. Tai ši mergaitė iš tikrųjų lankė savo draugę ir tiksliai nežinoma, kaip Joachimui pavyko nuvilioti šitą mergaitę, bet manoma, kad galbūt mergaitė ėjo pas savo draugę, Joachimas ją užkalbino ir galbūt prievarta tiesiog nusitempė toliau nuo visų akių ir tuomet mergaitė atliko tuos siaubingus dalykus. Tai kai mergaitė buvo rasta, jos raudona suknelė buvo tiesiog visa suplėšyta, šios mergaitės kūno dalys, kai kurios irgi buvo tiesiog dingusios. Kai prasidėjo tyrimas, tuo laikotarpiu buvo suimtas dar kitas vyras. To vyro vardas buvo Vincentas Kuchen, jam tuo laikotarpiu buvo 52 metai. Šis vyras iš tikrųjų nebuvo geras, jis buvo pedofilas, žinomas pedofilas toj vietovėj ir tyrėjai tiesiog iš karto pasibeldė pirmo taikymu jo duris, apkaltino jį. Jie irgi tuo laikotarpiu neturėjo kažkokių daug įrodymų, dėl to jie negalėjo jam duoti kokį 20 metų ar dar daugiau. Vincentas buvo nuteistas 12 metų kalėjimo, bet išėjo po 6. Kita auka buvo nužudyta lygiai tais pačiais metais, tai yra 1962 metais, birželio 4 dieną. Jai buvo vos 13 metukų, jos vardas Monika Tafel ir ji tiesiog buvo pakeliui į mokyklą. Kai mama nesulaukė jos po mokyklos, mama susisiekė su mokykla ir tuomet mokykla pasakė, kad ši mergaitė niekada net nepasiekė mokyklos. Žinoma, prasidėjo masinės paieškos, kur šita mergaitė pradingo ir galiausiai jos kūnelis buvo atrastas kažkur 1 savaitė po žmogžudystės. Ir buvo išsiaiškinta lygiai tie patys dalykai identiški, kaip ir su kitom visom aukom. Ir šiuo laikotarpiu buvo suimtas dar kitas vyras, kuris buvo įtariamasis, kad jis nužudė šitą mergaitę. Tai to vyro vardas buvo Walteris Quicker, tuo laikotarpiu jam buvo vos 34 metai. Ir jis buvo laikomas, jis buvo tardomas, žinoma, šis vyras sakė, kad tai ne aš, kad aš nieko nepadariau. Policija neturėjo labai daug įrodymų prieš jį, bet jie vis tiek buvo paskelbę tą miestelį, kad jis yra tas asmuo, kuris tikriausiai užpuolė mergaitę, mes tiesiog negalim išsiaiškinti, ar tai jis ar ne, kad mes negalim jo nuteisti, nes neturim daug įrodymų ir jis galiausiai buvo paleistas, bet jo reputacija jau buvo visa sužlugdyta, nes visi to miesto gyventojai galvojo, kad tai yra jis. Jie netgi, kai jis ateidavo į parduotuvę, jie išvydavo šitą vyrą iš parduotuvės ir sakydavo, kad mes tau nieko neparduosim, tu kraustykis kažkur kitur. Žinoma, kai jis praeidavo gatvę, visi kiti jį pravardžiuodavo, įžeidinėdavo, kartais net teigiamą butelį mesdavo į jį. Jo žmona su juo išsiskyrė, nes jis tiesiog irgi buvo įsitikinus,
kad jos vyras yra tiesiog tas mergaitės žudikas. Ir galiausiai praėjus dar keleriems mėnesiams šis vyras tiesiog nuėjo į mišką ir nusižudė. Jo kūnas buvo rastas tiesiog kabantis ant medžio, nes jis nebegalėjo ištvert to viso miestelio tiesiog neapykantos jam ir jo visas gyvenimas buvo sugriautas vien dėl to, kad policija tuo laikotarpiu buvo įsitikinus, kad tai jis yra žudikas. Nors mes visi žinom šiom dienom, kad tai nebuvo jis, o tai buvo Joachimas Džordžas Krolis, kuris užpuldavo tas mergaitės ir tiesiog niekaip negalėjo niekas jo pagauti, nes vėlgi nebuvo DNR tais laikotarpiais, nepaisant to, kad DNR tiesiog būdavo paliekama visur ant mergaičių kūno, bet nieks negalėjo išsiaiškinti tuo laikotarpiu. Kitas dalykas, Krolis niekada nežudė ten, kur jis gyveno. Jis visuomet iš žemėlapio įdėsiu matysit, jis visuomet važiuodavo į gretimą miestelį arba netgi nuvažiuodavo, tarkim, 50 km į tą miestelį ir užpuldavo mergaitę, kad jis tiesiog žudydavo iš skirtingų aplinkinių miestelių, dėl to dar policijai buvo sunku, nes jis tenais net negyveno. Jis tiesiog atvažiuodavo tą dieną, pamatydavo bet ką, kas jį tiesiog sužavėdavo, kaip jis vadindavo, aš pamačiau tą, tarkim, mergaitę, aš pajutau tuos funny things, jis visada taip sakydavo funny things, ir tuomet užpuoliau ją. Kad tai jis nebuvo tas asmuo, kuris stebėtų merginą ar vaiką mėnesius ir kad planuotų, kad būtent aš imsiu šitą vaiką ar šitą moterį, kad ne. Jis tiesiog atsitiktinai tu gatvė ėjai, pasitaikė ne tuo laiku, pasitaikė tuomet, kada jis yra šalia tavęs, o tai reiškia, kad tu būsi jau kita auka. Ir tuomet vėl sugrįždavo atgal į savo tą miestelį, vėl eidavo ir dirbdavo tuos keistus ypač darbus, valgydavo žmogieną ir tiesiog tikriausiai galvodavo apie kitas aukas. Tais pačiais metais, 62, jis užpuolė dar vieną mergaitę, tai buvo rugsėjo 3 diena. Šiai mergaitė buvo vos 12 metų, jos vardas Barbara Bruder ir šios mergaitės kūnas niekada nebuvo atrastas, bet manoma, kad šiai mergaitė buvo atlikti lygiai tie patys dalykai, nes kiek vėliau, kai buvo apklaustas Joachimas, jis iš dalies kaip ir prisipažino, kad jis irgi užpuolė šitą mergaitę. Tuomet kelerius metus, pasak Joachimo, jis vėl kaip ir nustojo žudyti, jis vėl tikriausiai buvo kaip ir įkvėptas, laimingas, kad jis atlikinėjo tuos visus dalykus ir tiesiog tikriausiai perėjo vėl prie gyvūnų ar kažkas tokio, nors nežinau, ar mes apskritai turėtumėm juo tikėti ar ne, nes teisėsauga tai tikrai netikė, bet pasak jo, jis kelerius metus vėl kaip ir nurimo, jis per tuos metus pradėdavo tiesiog stebėti žmonės, jis prieidavo prie langų ir tiesiog žiūrėdavo, ką tie žmonės veikia, tarkim, jeigu jie valgydavo ar jeigu užsiimdavo ypač lytiniais santykiais, jis eidavo į miškus, jeigu jis pamatydavo automobilį, kad jis yra tiesiog įvažiavęs kažkur į miško vietą ar atokiai, ar jeigu pamatydavo palapines ir kad žmonės ten, jis tiesiog prisėlindavo prie jų ir jis tiesiog klausydavo, ką jie kalba, stebėdavo juos, tarkim, prie laužo ir tiesiog toks būdavo creepy. Ir jis tai darydavo valandas ir tai jam labai patikdavo. Galiausiai 65 metais, rugpjūčio 22 dieną, Joachimas pamatė, jog automobilis yra priparkuotas tiesiog tokioj kažkokioj aikštelėj ir kad tenais yra 2 jaunuoliai ir kad jie bučiuojasi. Joachimas buvo pasislėpęs už medžių ir jis tiesiog stebėjo nežinia kiek laiko tą porą, kol jie tiesiog užsiiminėjo lytiniais santykiais. Kol galiausiai Joachimas jis išlindo iš tų medžių ir ta mergina, kurios vardas buvo Marion Vin, jie pastebėjo, kad kažkas lyg juos stebi, jie pasakė savo vaikinui, kad geriau važiuokim iš čia, kad jai atrodo, kad kažkas juos stebi, jie išvažiavo iš tos vietovės, bet tuomet jie nusprendė apsisukti atgal, nes jie persigalvojo, kad jie nenorėjo važiuoti būtent tą kryptim, bet jie norėjo kažkodėl važiuoti į kitą kryptį. Ir jie vėl sugrįžo link tos vietos, kur jie ir stovėjo, o ten Joachimas jau stovėjo vidury gatvės. Jis pradėjo mosikuoti rankom ir atrodė taip, jog Joachimas yra sužeistas. Marion Vin vaikinas, Hermanas Šmicas, tuo laikotarpiu jam buvo 25 metai, jis išlipo iš automobilio ir Joachimas su peiliu iškart pradėjo badyti Hermaną. Hermanas pradėjo šaukti savo merginai, kad važiuok, bėk, ko pasekoj Marion įšoko į vairuotojo sėdynę, pradėjo važiuoti link jų abiejų, Joachimas įsigando ir tiesiog pasišalino iš įvykio vietos, bet
Hermanas Šmicas mirė tenais, nes tiesiog sužeidimų buvo per daug. Manoma, jog Joachimas tikriausiai norėjo užpult vaikiną, jį nužudyti, o tuomet užpult netgi ir merginą. Nes jis jau dabar norėjo pereiti prie tokių dalykų, kad jis jau užpuola 2 asmenis vienu kartu, bet jam visiškai tai nepavyko ir dėl to jis tiesiog įsigando ir pabėgo iš įvykio vietos. Ir nepaisant to, jog mergina puikiai matė, kaip Joachimas atrodė, jie tiesiog detaliai pasakė, kad jis yra labai lieknas, tiesiog jo ausys yra labai didelis, jis yra toks vos ne kaip zombio kažkokios išvaizdos, kad yra labai baltas, jie netgi apibūdino jo rūbus, kaip jis buvo apsirengęs, policija vis tiek negalėjo surasti, kas tas asmuo yra. Ir metų metus jis vis dar nebus surastas. Ir tie, kas studijavo Joachimą ir jo visą mąstyseną, jo protą, jie teigia, jog Joachimas galbūt buvo protingesnis negu tie 78 balai jo IQ, nes jis sugebėdavo išvengti pagavimo, jis suplanuodavo, į kuriuos miestus jam važiuoti, jis pasiruošdavo puikiai, atsineždavo visus įrankius, jis žinojo tiksliai, ko jisai nori ir kaip jam tai padaryti greitai. Jau niekada nieks nepastebėdavo, kad nebūdavo kažkokių liudininkų ir atrodo, kad jis iš dalies kaip ir sugebėdavo vos nepuikiai suplanuoti tą nusikaltimą. Bet kiti teigia, jog galbūt tai buvo tie senesni laikai ir dėl to jam pavyko įsisukti taip ilgai, nes jeigu tai būtų šiais laikais, kad jis tiesiog būtų akimirksniu pagautas, nes jis visiškai tiesiog nusikaltimo vietoj visiškai nieko nebandydavo išvalyti, paslėpti ar kūno paslėpti, kad tiesiog viską palikdavo išdarkytą taip, kaip jis norėdavo. Kita jo auka buvo Uršula Rochling, jai buvo 20 metų, tai buvo 66 metai rugsėjo 13 diena. Ši mergina prieš tai buvo pasimatyme su savo vaikinu Adolfu Šicheliu ir šis vyras, žinoma, iškart patapo įtariamuoju numeris 1, nes kai tik jie išsiskyrė, ši moteris ėjo piškom viena namo. Ir būtent tuo laikotarpiu Joachimas pamatė šią moterį, ji buvo tiesiog trumpų, tamsių plaukų, ji ėjo viena, jis užpuolė ją iš nugaros, iškart uždėjo alkūnę ant jos kaklo, pradėjo ją smaugti ir smaugdamas ją tįsė kuo toliau į krūmus, kai galiausiai joje nustojo judėti, jis su ja atliko lygiai tuos pačius dalykus, jis suplėšė visus jos rūbus, jis pasiėmė netgi kelias vėl dalis maisto tiesiog toliau gamint. Ir kiek vėliau, kai jis buvo apklaustas, kad kodėl tu iš vis apskritai ją užpuolė, jis teigė, kad aš atvažiavau su traukiniu į tą miestelį ir tiesiog ieškojau savo kaip ir naujos aukos, pamačiau šią moterį vėlai vakare, jog jie eina viena ir tiesiog nusprendžiau, kodėlgi ne. Ir kad tiesiog tai buvo nuspręsta ten ir dabar. Jis teigė, kad kai jisai grįžo į namus su traukiniu atgal, jog jis vis dar jautėsi tiesiog ypač tokioj kaip ir euforijoje, labai geroj formai, dėl to jis nusprendė vėl visus seksualinius dalykus atlikti savo tom lėlėm. Tuomet dar kelis kartus tą vakarą masturbavosi ir galiausiai jis jau tiesiog pajuto didžiausią tą euforiją. Jos vaikinas buvo suimtas, jam buvo pareikšti kaltinimai, jis buvo paskutinis asmuo, kuris matė šią merginą gyvą. Netgi kiti teigia, jog šie asmenys bare kažko susiginčijo, o tai buvo dar didesnis prietekstas policijai galvot, kad tai yra mūsų vyrukas. Praėjus kelioms dienoms jie privalėjo paleisti Adolfą, bet aplinkiniai asmenys vis tiek buvo įsitikinę, jog Adolfas yra tas asmuo, kuris užmušė savo merginą ir atliko jai tuos siaubingus dalykus. Ir jie tiesiog irgi jį persekiojo, iš jo tyčiojosi, tiesiog išvarydavo jį iš barų, nenorėjo tiesiog visiškai su juo bendrauti ir žinoma, to pasekoj Adolfas vėlgi negalėjo iškęsti tos visos neapykantos, kuri buvo rodoma prieš jį ir jis tiesiog nusižudė iššokdamas į upę. Taigi mes matom, kad Joachimas ne tik, kad užpuola aukas ir jas dar nužudo, bet policija tuomet suima skirtingus asmenis, juos apkaltina. Kai kurie apskritai būna įkalinti metų metus, o kai kurie būna paleisti, bet jų gyvenimai yra sugriauti ir tuomet tie dar asmenys irgi nusižudo. Tai iš viso Joachimas tiesiog aplinkui, kur jisai pasirodo, sukelia didžiulį chaosą ir tiesiog daugybė nekaltų žmonių tiesiog praranda savo gyvenimus arba jų gyvenimai būna visiškai sugriauti. Ir Joachimas per šiuos metus ne vieno karto, ne vienoje šitoj byloj, kiek jums išvardinau, nebuvo net įtariamasis. Kita jo auka buvo vos 5 metų mergaitė. Ir tai buvo prieš pat Kalėdas.
Jis užpuolė šią mergaitę 66 metais gruodžio 22 dieną. Ši mergaitė tiesiog žaidė kieme. Jis ją kažkokiu būdu vėl nusiviliojo nuo jos namų ir netoliese buvo upė. Jis šią mergaitę paskandino tenais, su ją po mirties atliko lygiai tokius pačius dalykus kaip ir su savo kitom aukom. Ir tuomet paliko ją griovyje Wuppertale. Tuomet jis sėdo į autobusą ir vėl sugrįžo atgal į savo miestelį. Ir šioj byloj nieks nebuvo suimtas, buvo tiesiog apklausta daugybė asmenų, bet policija neturėjo tiesiog 100% kažkokio įtariamojo, kas atitiktų visus tuos, kaip ir jų turimus surinktus įrodymus, ir dėl to ši byla buvo tiesiog šalta metus. Tuomet, 69 metais, jis pamato senyvo amžiaus moterį vaikštančią. Jai buvo 61 metas, jos vardas Marija Hetken. Ji turėjo savo tokį kaip ir didelį dvarą ir ji nuomodavo skirtingus kambarius tiesiog kitiem asmenėm ir jie tiesiog džiovė skalbinius kieme savo. Kai iš tikrųjų jis prie jos ir pradėjo jai sakyti, kad aš noriu su tai užsiminėti lytiniais santykiais. Ši moteris, žinoma, buvo pasibjaurėjus, iškart pasakė, kad ne, kad kokiu velniu tu čia tikriausiai kalbi tokius dalykus. Ši moteris apsisuko ir iškart norėjo eiti į savo namus, nes tikriausiai galvojo, kad namuose jausi saugiau. Kai tik ji atsuko jam nugarą, Joachimas užpuolė ją iš nugaros, pradėjo smaugti savo alkūnę, pasmaugė ją, nusitįsė ją toliau ir vėl jai buvo atlikti visi tie patys dalykai. Ir iš tikrųjų vakare, kai grįžo vienas iš jos nuomininkų, jis pradėjo ieškoti šios moteris, nes teigiama, ši moteris vakare visuomet būdavo namuose, kad tu visada galėdavai ją rasti. Jis buvo pirmas asmuo, kuris tiesiog sunerimo, jis apėjo aplinkui, jis paskambino galiausiai policijai, prasidėjo visos paieškos ir šios moters kūnas buvo rastas tiesiog pusnuogis. Ir netgi įtariamasis buvo tas asmuo, kuris iškvietė pagalbą, kuris paskambino policijai, tai yra jos tas nuomininkas. Bet gerai nors tiek, jog tas vyras buvo paleistas ir jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai ir ta byla irgi tiesiog pasidarė šalta. Ir nieks nežinojo, kas apskritai norėtų nuskriausti šitą senyvo amžiaus močiutę. Jūs tikriausiai galvojat, o Dieve, kiek gali būti aukų, kodėl jau niekada nieks nepagauna, kiek jų dar bus. Jų tikrai dar bus ir tikrai dar ne viena. Nes jis, kaip jau minėjau, žudė tiesiog metus, daugiau negu virš 20 metų. Jo nieks negalėjo pagauti ir jis tiesiog laisvai išmirinėjo Vokietijos gatvėmis. Tai kita jo auka buvo 70-aisiais. Gegužės 21 dieną ji buvo irgi vos 13 metų mergaitė Jutta Rahn. Ji ėjo iš traukinių stoties link savo namų, kai susidūrė su Joachimu, situacija lygiai ta pati. Ir įtariamasis buvo Peteris Shea. Jis gyveno visai netoliese, policija kažkodėl atrodė, kad jis tikriausiai galėjo užpulti šitą mergaitę. Jam buvo pareikšti kaltinimai, nes buvo dar ir liudininkas, kad lyg jis matė, kad šis vyras irgi ėjo būtent tuo keliu, kur maždaug mergaitė buvo atrasta. Ir dėl to jam buvo pareikšti kaltinimai, jis 15 mėnesių praleido tiesiog uždarytas kalėjime ir galiausiai buvo paleistas, nes pritrūko vis dėlto tikrų įrodymų, kad ateitų teismo dienos ir kad jis būtų teisiamas. Bet vėlgi kaimynai, tu jau jų nuomonės negalėjai perkeisti. Ir jie visi buvo įsitikinę, kad jis yra tas žudikas ir jie lygiai su juo darė tuos pačius dalykus, kaip ir su prieš tais įtariamaisiais, juk jie nenorėjo jo įleisti į parduotuvę, jie jį persekiodavo, išpaišydavo jo namus, kad tiesiog galiausiai šio vyro Peterio gyvenimas irgi buvo sugriautas dėl ypač blogų policijos tyrimų. Šis vyras kiek vėliau persikraustė gyventi kitą vietovę ir tikėjosi, kad tenai suras kažką geriau. Ir kiek vėliau nežinau, kaip jam sekėsi, ar jam pavyko pabėgti nuo viso to nusikaltimo, ar tas nusikaltimas jį persekiojo visą jo gyvenimą. Tuomet praeina 6 metai ir vėlgi mes nežinom, ar Joachimas per 6 metus nieko nežudė. Tai būtų tiesiog labai sunku patikėti, nes jis jau žudydavo kiekvienais metais, po kelis kartus netgi. Bent jau mes žinom, kad jis žudydavo po kelis kartus. Tų aukų tikriausiai buvo ir daugiau. Bet vėlgi 6 metai praeina ir manoma, kad jis galbūt nieko nenužudė, arba galbūt nebuvo atrastos aukos, kurias jis nužudė. Nes 76 metais, gegužės 8 dieną, pradingsta mergaitė Karin Topfler. Tuo laikotarpiai buvo vos 10 metukų. Ji tiesiog buvo pakeliui į mokyklą, kai Joachimas ją užpuolė, atliko į tuos pačius dalykus ir jos byla
šiek tiek laiko nebuvo įspręsta, nes nieks nežinojo, kas šitai mergaitei taip padarė. Ir tuomet paskutinė auka, kuri galiausiai privedė prie Joachimo Džordžo Krolio suėmimo, tai buvo Marion Keter. Šiai mergaitei vos buvo 4 metukai ir nusikaltimas įvyko 1976 metais Liepos 3 dieną. Ir kas yra kitaip šitoj visoje istorijoje, jog dabar Joachimas, jis turi didelių problemų su savo sveikata, jis anksčiau dar galėdavo vairuoti kaip ir motociklą ir kartais jis su savo motociklu nuvykdavo į tuos kitus miestus ir nuskriausdavo tuos vaikus ar moteris, kartais su traukiniu, kartais su autobusu, bet šį kartą, jau šiais metais, jo sveikata antiek buvo bloga, kad jis jau tiesiog turėjo ieškoti savo aukos kažkur aplinkui. Ir kai yra jo tas butas, įdėsiu irgi nuotraukas, jis per langą matydavo vaikų žaidimo aikštelę. Ir jau tai buvo viena iš mėgstamiausių vietų, jis nuolatos stebėdavo tuos vaikus, tikriausiai galvodavo kažkokias nesveikas mintis apie tuos vaikus ir ką jis norėtų padaryti tiem vaikam. Ir galiausiai jis pamatė šitą mergaitę. Ir jis ją pažinojo, nes ši mergaitė gyveno kaiminystėje, ji nuolatos žaisdavo kieme su kitais vaikais. Ir jis nusprendė, kad tai yra jo kita auka. Jis pagrobė šitą mergaitę, parsivedė ją į savo namus, uždusino, vėl užsiiminėjo nekrofiliją. Jis padalino šitos mergaitės jau dabar kūną į skirtingas dalis, nes jis suprato, kad jis negali mergaitės kūno tiesiog išmesti prie savo laiptinės, nes bus tai per daug įtarimų. Tai šiuo metu jis nusprendė, kad jis turi sukapoti visą kūną, kūno dalis beveik visas įsidėti tiesiog į kamerą arba į puodą ir pradėti tiesiog gaminti kažkokius kabutėse skanumynus pasakė. O kitas kūno dalis, tokias kaip žarnas arba organus, kurių jisai negalėtų niekur panaudoti, jis nusprendė nuleisti tualetu. Ir jis galvojo, kad niekas nesužinos. Jis tą patį darė kaip tas kitas serijinis žudikas Dennis Nilsen, kai irgi nuleisdavo tiesiog kūno dalis į tualetą ir tikėjosi, kad nieks apie tai nesužinos. Ir galiausiai kaimynas tą pačią dieną pradėjo belsis jo duris ir klaus pas jį, kad ką tu nuleidai tualetu, kad tu užkimšai visus mano vamzdžius, kad tu privalai ateit dabar pas mane ir sutvarkyti galiausiai tuos vamzdžius. Joachimas pradėjo juokauti, kad tai buvo tiesiog kiškio žarnos ir kad taip jis ateis, atsisuks ten kažkokį tai vamzdį ir ištrauks tai, ką jis kabutėse, su kuo jisai užkimšo tuos vamzdžius. Ką jis ir padarė ir galiausiai tą visą turinį jis išmetė į šiukšlių dėžę, tą jau bendrą. Kai tą pačią dieną mergaitės tėvai pasigėdo jos, jie pradėjo visur jos ieškoti. Mergaitė pradingo tiesiog kaip į vandenį, galiausiai kreipėsi į policiją, visi ekipažai buvo sukelti ant kojų, visur buvo pradėta ieškoti, kur ta mergaitė galiausiai pradingo ir tuomet tas kaimynas. Jeigu ne šis kaimynas, mes nežinom, ar apskritai būtų šita byla vėl išsiaiškinta ir ar Joachimas toliau medžiotų kitas savo aukas. Šis kaimynas jam pasidarė įtaru su tais visais organais ar tom žarnom, kurios buvo strigusios jo tam vamzdyne. Jau galiausiai jis kreipėsi į policiją, papasakojo visą tą istoriją, nuvedė policiją prie to konteinerio, kur Joachimas išmetė tuos visus organus, tas žarnas. Ir kai tyrėjai atvyko ir pradėjo žiūrinėti, kokios žarnos tai buvo išmestos, kokie organai buvo išmesti, jie iškart pradėjo sakyti tam kaimynui, kad tai nėra kažkokių kiškių organai, kad tai yra žmogaus organai. Ir tuomet jie iškart, žinoma, nuskubėjo pas Joachimą Džordžą Krolį. Jie pamatė, kad jis tuo pačiu laikotarpiu, kol policija tiesiog aplinkui jo namus visur bėgioja, ieško mergaitės, jog jis verda mergaitės dalis. Jis gaminasi savo tiesiog vakarienę. Ir net visiškai negalvoja, kad kažkas pasibels jo duris, tiesiog visiškai atsipūtęs. Jo. Tuomet, kai policija iškart jį suima, žinoma, krata daroma jo namuose, šaldymo kamerai buvo atrasta dar daugiau mergaitės dalių, nebuvo atrasta kažkokio kito asmens dalių, kojų, rankų ar dar kažko, bet tik tai mergaitės. Galiausiai Krolis prisipažįsta, jis papasakoja, kaip jis užpuolė šitą mergaitę ir jis, kai pasakoja visą šitą istoriją, jis nerodo visiškai jokių emocijų. Jis apskritai, kai pasakos apie kitas savo aukas, jis net nežino tų aukų vardų. Jam neįdomu vardai. Jam įdomu buvo tik tai kūnas, jam nebuvo įdomu sužinoti, kas tie asmenys, ar jie turi vaikų, kas jų tėvai tų mergaičių.
ar jie turi brolių seserų, kaip jie gyvena, kas jie tokie, jam tiesiog visiškai šitie faktai nebuvo įdomus, jam tiesiog rūpėjo, kaip tas asmuo atrodo, tas vaikas ar suaugusi moteris ir tiek. Tai policininkas įdėjusi jo taip pat irgi nuotrauką. Iš pradžių buvo 2 policininkai, jie tardė Crowley ir jie suprato, kad jis yra kaip ir silpno proto, kad jo tas IQ nėra aukštas ir kai 2 policininkai yra kambarį, kad jis tiesiog nekalba, jis susidaro ir jis tiesiog jaučiasi, kad vos nežiau tyčiuosi dabar kažkas ir jis tiesiog nenori bendrauti su jais. Bet tuomet liko vienas policininkas ir jo visa ta taktika pasikeitė. Jis pradėjo su juo kalbėti švelniai, jis atneždavo jam maisto tokio, kokio Crowley's paprašydavo, jis pradėjo vos ne kaip ir sakyti, kad mes vos nedraugai esam. Ir jis su tuo Crowley kalbėjo taip kažkur 4 savaitės, kol galiausiai Crowley's prisipažino dėl dar daugiau žmogžudysčių. Visa teisėsauga buvo tiesiog pasišlikštėjus, nes jie suprato, kad daug asmenų buvo tiesiog suimti, kai kurie netgi nusižudė, kai kurių gyvenimai buvo sugriauti ir kad jie buvo vis dėlto nekalti asmenys. Tai iš viso buvo suimti 6 asmenys, kurie buvo įkalinti ir kiek aš išvardinau, lygtais 4 ar 5 asmenys, kad jie nusižudė. O mes dar nežinom, kiek asmenų, kurie buvo tiesiog paleisti ir kad vis tiek buvo visi kaimynai ar kiti artimieji įsitikinę, kad tu esi žudikas ir kad kiek ryšių nutrūko, kiek galbūt žmonių turėjo pakeisti savo darbą, persikel gyventi kažkur kitur, ar dar kažką, o galbūt net visą savo likusį gyvenimą galvoja apie šitą nusikaltimą ir tiesiog negaliu išmesti iš galvos. Mes net nežinom tokių faktų. Tai kaip jau minėjau, Joachimas jis nežinojo savo aukų vardų, nes jam tai nebuvo įdomu, dėl to kaip tyrėjai jam sakydavo, kad ar tu nužudėjai tą ir tą, jis tiesiog negalėdavo atsakyti, kad taip, nes jis nežinojo tų vardų. Bet jis galėjo atpažinti savo aukas iš nuotraukų ir taip pat iš vietovės. Jog mėnesius tyrėjai tiesiog pasisodindavo Joachimą į savo automobilį ir jie važiuodavo į skirtingus miestus, kur Joachimas jiem liepdavo. Ir jie, tarkim, važiuoja ir tuomet Joachimas sako, sustokit. Jie sustoja, jie išlipa iš automobilio, Joachimas pradeda eiti į tą kažkokią miškingą vietovę ar prie tam tikro krūmo, jis apsidairo ir tuomet sako, va, lygiai šitoj vietoje aš užmušiau taip ir taip atrodančią mergaitę. Ir tuomet būdavo patikrinami visi faktai ir būdavo įsiaiškinama, kad taip, prieš daugybę metų iš tikrųjų buvo rastas kūnas lygiai šitoj pačioj vietoje ir buvo tam kūnui atlikti lygiai tie patys dalykai. Tuomet tyrėjai vėl sėsdavo į automobilį ir vėl važiuodavo su juo. Ir kad Crowley's jis turėjo tiesiog vaizdinę atmintį labai gerą. Kad jis galėjo toč prieiti prie tos nusikaltimo vietos, nors atminkit, jog praėjo daugybę metų, jau gamta šiek tiek yra pasikeitus, galbūt krūmai kitaip apaugę, galbūt kažkur namas kitas pastatytas, galbūt tam tikrų medžių jau nėra ten, galbūt iškirsti, galbūt yra daugiau pasodinta medžių ar dar kažkas, ar prie tos pačios upės, juk vaizdai irgi galėjo pasikeisti per 15 tarkim metų, bet jis tobulai vis tiek galėjo atsiminti, kur jis įvykdė nusikaltimus. Kad jis tobulai galėjo pasakyti, kur kūnas vos negulėjo ir kaip kūnas tas gulėjo ir kokius dalykus jisai atliko, kad jisai puikiai galėjo atsiminti. Galiausiai jis taip parodė 14 skirtingų vietų, kur jisai atliko tuos nusikaltimus. Ir jis būtų rodęs dar daugiau tų vietų, bet galiausiai jo gynyba, jo advokatai teigė, kad gana, mes jau draudžiam jį pasiimti ir tiesiog vežiot per skirtingus šios miestus. Niekaip negalėjo prokurorai daugiau įtikinti teisėjo, kad ar jie galėtų pasiimti Crowley ir dar toliau su juo važinėti. Nes žinoma, policijai kliuvo labai, nes buvo išsiaiškinta, kad jie atliko tiesiog siaubingus dalykus tais neteisingais apkaltinimais, vos ne, kad jie nemokėjo dirbti savo darbo. Dėl to tikriausiai galiausiai kažkas iš aukščiau nusprendė, kad gana, mums jau nereikia ieškoti daugiau kūnų, nors prokurorai buvo įsitikinę, jog aukų buvo tikrai daugiau, bet jie nieko negalėjo padaryti, nes jų rankos tiesiog buvo surištos. Galiausiai prasidėjo teismo procesai ir jie truko 151 dieną. Vien dėl to, nes kai Joachimas prisipažindavo dėl savo tų nusikaltimų, žinoma, visos teismo dienos užtrukdavo, nes reikėdavo surinkti dar daugiau įrodymų, įsitikinti, ar tikrai jis atliko tuos nusikaltimus ir panašiai. Kitas dalykas, Joachimas, jis buvo įsitikinęs, kad jis tiesiog bus paguldytas į ligoninę, jam bus suleisti kažkokie vaistai, jis išgis nuo tų visų žmogžudysčių, nuo to noro žudyti, nuo to noro valgyti žmonės, nuo to noro tiesiog prievartauti
daryti visokius siaubingus dalykus tiek žmonėm, tiek gyvūnam, kad galiausiai jam kažkoks švirkštas bus suleidžiamas ir jis tikėjosi, kad jis bus paleistas į laisvę. Jis buvo įsitikinęs. Vien dėl to jis ir kalbėjo apie savo tas aukas. Bet kai jisai sužinojo, kad vis dėlto jis nebus paleidžiamas į laisvę ir kad jis tikriausiai gaus iki gyvos galvos, tuomet jis pradėjo sakyti, kad jisai melavo, kad jisai nieko nežudė, jis netgi pradėjo sakyti, kad jis tos 4 metų mergaitės nenužudė, nors apskritai su ja tai visi įrodymai rodė tik į jį, tie organai, kūno dalys vertančios jo puoduose, visi šie dalykai. Bet jis tiesiog jau pradėjo neigti viską, nes jis žinojo, kad jo laukia kalėjimas, o jis nenorėjo keliauti į kalėjimą. Dėl to teismo dienos užtruko taip ilgai, plus jo protas buvo tikrinamas ne vieną kartą, apskritai buvo norima išsiaiškinti, ar jis gali atskirti gėrį nuo blogio, ir buvo išsiaiškinta, kad taip, nes kaip jau ir minėjau, jis puikiai galėjo suplanuoti viską, nes jis žinojo, kad jeigu jisai bus pagautas, kad jis bus teisiamas, nes tai, ką jisai daro, nėra gerai. O tai reiškia, kad jisai gali atskirti, kas yra gera, o kas yra bloga. 1982 metais balandį atėjo verdiktas ir Joachimas Džordžas Krolis buvo nuteistas iki gyvos galvos be galimybės išeiti į laisvę. Nes tuo metu Vokietijoje nebuvo mirties bausmės, taigi iki gyvos galvos buvo stipriausia bausmė, kuri gali būti paskirta. Joachimas buvo labai nepatenkintas ir jis visais dar būdais po teismo dienų bandė kažkaip atsikratyti visų kaltinimų, jam žinoma nepavyko. Tai jis, kaip jau minėjau, parodė 14 vietų, kur jisai užmušė tas savo aukas. Prokurorai galėjo jį teisti tik tai dėl 8, nes dėl kitų 4 jiem pritrūko įrodymų ir jie tiesiog nieko negalėjo dėl to padaryti. Tai galiausias verdiktas buvo, kad 8 žmogžudystės ir iki gyvos galvos. Nors tyrėjai, kaip jau minėjau ne vieną kartą, galvoja, kad aukų buvo tikrai daugiau. Kalėjime jis neužsibuvo ilgai, nes 1991 metais Liepos 1 dieną jį ištiko širdies smūgis ir jis mirė savo kameroje. Ir prieš mirtį jis irgi neatskleidė daugiau kažkokių detalių apie kitus nusikaltimus, tiesiog visiškai nieko. Kai jisai gavo verdiktą, jis nenorėjo bendradarbiauti nei su žiniasklaida, nei su kitais tyrėjais, nes jis suprato, kad tiesiog bus jam tik tai dar blogiau. Ir jis tiesiog užsidarė savam burbule ir nieko negalėjo iš jo daugiau ištraukti. Nors Joachimas Krolis nėra toks gerai žinomas kaip, pavyzdžiui, Tedas Bandis ar Jeffrey Dahmeris, bet jo nusikaltimai yra vienodai baisūs, gal net šiek tiek baisesni negu Tedo Bandžio. Ir šis kanibalistinis serijinis žudikas teigė, aš valgiau vaikų ar moterų kūno dalis vien dėl to, nes mėsa tais laikotarpiais buvo brangi ir aš tiesiog norėjau sutaupyti pinigų ir pagalvojau, kodėlgi man nepradėti valgyti žmogienos. Krolis išvengė bausmės ilgus metus. Jeigu tikėtumėm jo žodžiais, jis pradėjo žudyti nuo 55 metų, kai tais pačiais metais mirė jo motina ir užbaigė savo žudynę 76 metais. Tai daugiau negu 20 metų jis buvo laisvėje tiesiog ir niekada net nebuvo įtariamuoju ir gyveno laisvai ir galėjo medžioti vis kitas ir kitas aukas. Tai yra išleista knyga, kas norit galit pasiskaityti, tik tai, jog nėra lietuvių kalba, įdėsiu jos pavadinimą štai čia. Taip pat yra dokumentika Evil Killers, aš tą dokumentiką įdėsiu irgi apačioj, mačiau ir YouTube yra, kas norėsit galėsit pasidomėti ir sužinoti dar tiesiog daugiau apie šitą nesveiką serijinį žudiką, kuris tiesiog buvo antiek žiaurus, kad jam visiškai nerūpėjo, ar tai 5 metų vaikas, 4 metų, ar tai yra tiesiog 60 metį senutė, kad tiesiog visiškai ne. Jis žudė viską, vos ne kas juda. Ir nerodė visiškai jokio gailesčio. O dar prisiminus tai, ką jis darydavo su gyvūnais metus, tiek juos žudydavo, tiek užsiimdavo zoofiliją, kad tiesiog jis yra labai žiaurus ir aš nežinau, kodėl apie šitą serijinį žudiką nėra tiek daug kalbama, kaip apie kokį Jeffrey Dahmerį ar tą patį Tedą Bundy. Parašykite į komentarus, kokios jūsų nuomonės, ar galvojat, kad Joachimas turėjo daugiau aukų,
Ar galvojat, kad yra tiek, kiek jis ir išvardijo, kad 14 ir nedaugiau? Ir jeigu kažką praleidau svarbaus, ar jeigu kažkur suklydau, tai parašykit viską pačioj. Visiems gražios dienos, visiems gražių naujų metų ir susitiksim kitą mano videoje. Bye!